suprasti, ar problema manyje, ar tiesiog esu nesveikose santykiuose. Labai daug žmonių santykiuose pernelyg save kaltina, ypač tie, kurie reflektuoja, stengiasi, dirba su savimi, eina į terapiją. Ir tiesa tokia, kad tokius klausimus dažnai kelia būtent tie žmonės, kurie linkia dirbti su savimi. Ir labai dažnai pas mane į terapiją ateina ne tas žmogus, kuris yra toksiškas santykiuose, o nuo jo nukentėjęs partneris. Ir svarbus skirtumas yra ne ar tu nedarai klaidų, o kas vyksta po to, kai tu pamatai. Ir jeigu santykiuose tu gali klysti ir nebūti pažemintas už tai, jeigu tavo jausmai yra priimami, o nenuvertinami, atsakomybė pasidalijama, nenukreipiama tik tau, greičiausiai problema ne tavyje. Bet jei kiekvienas bandymas kalbėti baigėsi tuo, kad tarsi tavęs per daug, tu per jautrus, jeigu nuolat abejoji savimi ir vis labiau mažini savo poreikius, kad tik būtų ramybė santykyje, tai svarbus signalas apie ryšį, kuriame nėra saugumo. Sveiki santykiai yra tie, kur yra aiškumas ir žmonės gali turėti savo poreikius ir apie tai kalbėtis. Ir apie tai, kaip atskirti savirefleksiją nuo savęs kaltinimo ir atpažinti, ar santykis tave augina ar ardo, kalbu detaliau savo kursuose.